Norite paruošti gardžią vakarienę šeimai, užklupo nelaukti svečiai, o gal paprasčiausiai norite nustebinti draugus. Aš žinau, kaip tai padaryti. Krekenavos naujiena – plėšoma kiauliena ir jautiena. Kas tai yra? Tai marinuota mėsa vakuuminėje pakuotėje, 12 valandų virta pastovioje 80 laipsnių temperatūroje. Tokiu būdu paruošta mėsa tampa labai minkšta, sultinga ir lengvai plyšta skaidulomis. Imu 2 plėšomos mėsos pakuotės – kiauliena ir jautiena. Šiandien parodysiu, kaip paprastai ir greitai šios galima paruošti net kelis puikius patiekalus. Išmėme mėsą iš pakuotės. Pilame į tinkamo dydžio kepimo indą. Patariu naudoti mažesnį indą tam, kad padažas nepasklistų ir kepimo metu neišgaruotų. Dabar pašaunu mėsą į iki 180 laipsnių įkaitintą orkaitę 30 minučių. Beje, šią mėsą galima paruošti dar greičiau, 5 minutės pašildant mikrobangų krosnelėje. Kol mėsa šyla, pasiruošiu garnyrą. Laikas traukti mūsų mėsytę ir ją susiplėšyti. Tai paruošta mėsa lengvai plyšta atskiromis skaidulomis, o sumaišius ją su kepimo inde likusiu padažu, ji gauna gerą skonį ir išlaiko puikų aromatą. Turime per pusvalandį paruoštą mėsą. Dabar galime nevaržomai improvizuoti virtuvėje. Tik pusvalandis virtuvėje ir galime vaišintis gardžiausiais patiekalais. Plėšoma jautiena ir kiauliena puikiai tiks su salotomis, makaronais, burgeriu ar kitų jūsų mėgstamų garnyrų. Pastebėjote? Virtuvėje galima gyventi labai lengvai. Skanaus. Dėžutėje yra apie kilogramą mėsos. Jei nesunaudojote viso gabalo, įdėkite likučius į indą su dangteliu. Rytoj galėsite pagardinti kiaušinienę, karštą sumuštinį, tortilją ar blynelius.